Džonas mėgo azartinių lošimų jaudulį, visada siekė didelių laimėjimų. Jis tikėjo, kad sėkmė pasikeis, bet tai niekada neįvyko. Netrukus maži statymai tapo dideliais nuostoliais, o jo santaupos išnyko kaip dūmai. Džonas jautė nuolatinį mazgą skrandyje, visada nerimavo dėl savo kito žaidimo. Jis skolinosi pinigus iš draugų, tada iš bankų, vis giliau grimzdamas į skolas. Miegoti tapo neįmanoma, jį pakeitė nerimas dėl sąskaitų ir neapmokėtų paskolų. Jo protas skriejo, pilnas minčių, kaip atgauti tai, ką prarado. Šis begalinis vilties ir nevilties ciklas pavogė jo džiaugsmą ir ramybę. Vieną dieną, priblokštas, jis nematė jokios išeities ir jautėsi visiškai vienišas. Jis suprato, kad azartiniai lošimai buvo ne tik pinigai, jie niokojo jo protą ir sielą. Džonas drąsiai nusprendė sustoti, kreipdamasis pagalbos į paramos grupę. Jis išmoko, kad tikra jėga ateina iš problemų sprendimo, o ne nuo jų slėpimosi. Azartiniai lošimai griauna psichikos sveikatą, atnešdami tik nerimą, skolas, depresiją ir savižudiškas mintis. Pasirinkite laisvę ir gyvenimą, kupiną tikros vilties, o ne apgaulingų pažadų. Prenumeruokite Lithuanian.Repo, daugiau įkvepiančio turinio, pamėkite šį vaizdo įrašą ir pasidalykite savo mintimis komentaruose žemiau.